Vilniaus mieste esantis Pilaitės gyvenamasis rajonas gali didžiuotis savo sena istorija ir nuostabia gamtinė aplinka. Čia yra didingas piliakalnis, dvaro pastatų kompleksas, senas vandens malūnas ir puikus miškas su laukymėmis. Nors ir numatyta šioje teritorijoje įkurti miesto parką, kai kurių Vilniaus miesto savivaldybės valdininkų ir politikų pastangomis Pilaitėje bandoma įteisinti golfo laukus ir namų statybas. Išgirdę tokias nemalonias naujienas, Pilaitės gyventojai susibūrė į bendruomenę ir ryžtingai stojo ginti savo pamėgtus miškus nuo nedorų valdininkų kėslų. Surengta sociologinė gyventojų apklausa parodė, kad net 92% Pilaitės gyventojų nepritarė golfo laukų įrengimui Pilaitės miškuose. Pilaitės gyventojai nenori, kad jų vaikai augtų tik asfalto ir betono apsuptyje. Todėl jie išvystė aktyvią veiklą, siekdami apginti savo pilietinės teisės gyventi švarioje ir humaniškoje aplinkoje. Į veiklą įsitraukė šimtai Pilaitės gyventojų. Jų reikalavimus palaikė nemažai politikų, mokslininkų, menininkų. Pilaitės bendruomenės veikla paskatino ir kitas bendruomenės aktyviau ginti savo pilietinės teisės. Grandiozinis koncertas, kuris buvo surengtas Pilaitės miške, daugeliui paliko tikrai neišdildomą įspūdį. Susirinkome šį vakarą, galbūt pirmą kartą dar šioje vietoje, kad pasižiūrėkime, kokioje gražioje vietoje mes esame, kokie gražus miškai mūsų supa. Ir visi pamastykime, kaip galėtume apginti šitą gražią vietą. Kažkada šitoje vietoje buvo vakarinė miesto siena ir jinai gynė mūsų miestą nuo kryžiuočių. Dabar mes visi pagalvokime, kaip mes galime apginti šitą mūsų vietą. Parbėga iš miško kirvelis, dergia vartus apkabinės, lenkęs prie vartų takelis. Pilaitės bendruomenė susibūrė ir apgynė mišką ir aš manau, kad Pilaitės žmonėms yra svarbu ir džiugu žinoti, kad šitas miškas žaliuoja ir žalios dar daugelį metų ir teiks džiaugsmą ne tik tai čia vietiniams gyventojams, bet ir visam Vilniaus miestui. Dabar vyksta tokia tendencija, kad reikia užstatyti Vilniaus miesto plotus. Tačiau mes manome, kad ateičiai reikia palikti kuo daugiau žaliuojančių ir galbūt mes būtent tuo išsiskirsim iš Europos, iš pasaulio miestų, jeigu mes išsaugosim miesto savitumą ir miesto žalumą. Pilaitės mikrorajonas vienas naujausių ir jis buvo suplanuotas kaip vienas didžiausių. Jame turėjo gyventi nuo 30 iki 70 tūkstančių gyventojų. Tai rodo, kad dauguma didelių miestų gyventojų turi vieną pasirinkimą gyventi daugiabučiuose namuose, kurie iš tiesų yra cemento karalystės. Ir viena atgaiva širdžiai, tai yra turėti gamtą šalia. Ir būtent Pilaitė jinai kažkuo tai yra ir išskirtinė, nes turėjo tokį natūralaus gamtovaizdžio mišką ir du dar ne visiškai įrengtus rekreacinėms reikmėms ežerus. Pilaitės bendruomenė pajutusi pavojų, kad bus iškirsti šitie miškai, susibūrė pereitų metų pavasarį ir labai aktyviom akcijom pradėjo ginti mišką. Buvo daugybė įvykdyta akcijų, pačių įvairiausių ir reikalauta iš valdininkijos ir politikų, kad šitas miškas būtų paliktas miško parku. Pilaitės gyventojų sujudimo ginant mišką pradžioje daugelis manė, kad miško nepavyks išgelbėti, nes labai atrodė nelygios jėgos. Prieš gyventojus, prieš jų norą turėti šitą žalią gražų mišką stovėjo korumpuotų valdininkų ir politikų
grupė, kuri žūtbūt norėjo iškirsti šitą mišką ir įrengti čia savo elitinę gyvenvietę, galbūt su golfo laukais, o gal ir be jų. Tačiau žingsnis po žingsnio visuomenė telkėsi. Susipažinusi su Lietuvos žaliųjų judėjimo aktyvistais, ji pamatė, kad Pilaitės bendruomenė pamatė, kad praktiškai įmanoma apginti savo interesus. Pirmosios akcijos, piketas prie savivaldybės, piketas prie prezidentūros, parodė, kad žmonės beveik šimtais eina į šitas akcijas ir reiškia savo nuomonę. Grandiozinis koncertas, kuris buvo surengtas Pilaitės miške, daugeliui paliko tikrai neišdildomą įspūdį. Tūkstančiai žmonių pamatė, kad jų susitelkimas yra ta jėga, kuri gali apginti žmonių teisės. Šalia žmonių piketų Pilaitės bendruomenė jau įteisinusi save kaip juridinė organizacija pradėjo ir įsijungė juridinius tam tikrus procesus ir dalyvavo keliuose teismuose, kuriuose netgi buvo ieškovė. Būtent vienas teismas dėl detalaus plano panaikinimo baigėsi Pilaitės, dėl golfo laukų detalaus plano panaikinimo baigėsi Pilaitės bendruomenės pergalę. Nors buvo planuota, Vilniaus apygardos teismas šiandien vis dar nepaskelbė sprendimų Pilaitės golfo laukų sandorių teisėtumo. Byla buvo pradėta nagrinėti bemaž prieš pusę metų. Visgi ir teismo posėdžiai ir pats nuosprendžio paskelbimas dėl vienokių ar kitokių priežasčių būdavo atidedamas. Šį kartą, anot teisėjo Konstanto Ramelio, bylos nagrinėjime reikia daryti pertrauką. Visgi ir šiais savo miškus ginantis Pilaitės bendruomenės gyventojai nenusimena dėl nuolat atidėliojimo nuosprendžio paskelbimo. Aš manau, kad tai natūralu, kadangi tai nėra paprasta byla. Tai yra visgi susijęs su politika, su rinkimais. Mes tai neblogai matėm. Ir kad netęsiasi, tai ir natūralu. Priminsime, jog teisminis ginčas kilo po to, kai Vilniaus miesto savivaldybė viešai įstaigai Žvėryno golfo klubas 25 metams perdavė Pilaitės mikrorajone esantį 120 hektarų žemės sklypą. Čia Žvėryno golfo klubas ketino įkurti golfo laukus. Tačiau dėl to reikėtų iškirsti Pilaitės gyventojų ypatingai pamėgtą mišką. Ieškinį teismui pateikusios generalinės prokuratūros teigimu, savivaldybė pažeidžia ne tik įstatymus, bet ir viešuosius interesus. Ta patį tvirtina ir jau kelis prieš golfo laukus pasisakančius piketus surengė Pilaitės gyventojai. Sutartis visgi turi būti nutraukta, jinai turi, kaip minėjau, teisme būti tam nuliniam variante ir toliau, reiškia, galima tartis tada su gyventojais. Visas šitas reikalas to mišku yra pasuktas visiškai ne iš tos pusės, visai iš kito galo. Todėl, kada bus nuliniam variante šita sutartis, reiškia, tada galima viską toliau normaliai vykdyti šitą projektą. Tačiau ir dabar dar likimas šito miško nėra aiškus. Visuomenė ir toliau turi būti pakankamai budri, nes valdininkai dar nėra priėmę galutinio sprendimo, nėra pasakę, kad šitas miškas tikrai išlieka žmonėms kaip miško parkas. Jeigu čia padarytų golfo laukus, tai būtų labai didelis smūgis, manau, visiems. Nes užtvertų ir ne kiekvienas galėtų čia patekti, o norinčių yra daug ir dažnai čia ateina. Mėgsta būti ir maži vaikai, ir suaugusieji ateina pasivaikščioti. Gamta vis tiek yra gamta, gamtoje žmogus atsigauna. Ir nebūtina čia daryti kažkokius asfaltus. Tai aišku, ir tuo labiau visą ir keisti dirvožemį ir viską perdarinėti tikrai. Kas gamtos sukurta, nereikia keisti. Mes manytume, kad visa šita mūsų veikla yra svarbi tuo, kad žmonės suprastų, kad savo kieme reikia patiems ginti savo aplinką, savo gamtą ir tvarkyti ją, žinoma. Ir tai būtų iš tikrųjų, kaip ir galbūt pavyzdys kitoms bendruomenės, kad jie taip pat pirmiausia turi patys rūpintis savo aplinka ir patys tinkamai atstovauti visam tam, kurie gyvena.